Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. Hado – aukštos kokybės alyva ir priedai. Crown – kanadiečių antikorozinė danga tavo automobilio apsaugai nuo rūdžių. Labą dieną, jaunimas, nes kas dabar mus mato per televiziją, jūs esate gal ir pagal amžių ne jaunimas, bet amžius mums visiškai nesvarbu, nes mes širdyje jaunimas. Ir svarbiausia, kad jūs mus matot, nes žiūrėti į mus yra viena, bet mus matyti yra visai kas kita. Ir mes norime, kad šiandien jūs pajaustumėt va tą mūsų jaunimo dvasią, nes šalia manęs stovi Izidorius, o šalia Izidoriaus stovi nuostabusis BMW. Ir šiandien laukia iš vis tokia desertų laida, nes mes jums šiandien paruošėm tokių... Paserviruosim. Teisingai. Paserviruosim jums. Ant stalo pateiksim. Pateiksim netgi 3 temas. Gerai, nieko nelaukiam ir važiuojam. Kaip čia nutiko, kad štai šis ikoninis E30 dar nebuvo pakliuvęs į mūsų akiratį. Ir kadangi šiandien geras oras, mes ne šiaip paėmėm kokią eilinę chuligankę, o paėmėm pirmą kabriką, antrą faceliftą, trečią 2,5. Ir aš Izidoriaus, kaip tik tai jisai atvažiavo štai šiuo nuostabiu automobiliu, iš karto užklausė, o kiekgi kainuoja toksai automobilis? Ir žinok, nežinau ką atsakyti, kaip ir su visais, galima sakyti, aš manau, ir klasikiniais modeliais, tokiais kaip šis, yra problema, kad viskas labai priklauso nuo jų būklės. Ir aš kaip tik radau užsienį identiškos spalvos, taip, Estijoje, man atrodo, yra skelbimas, identiškos spalvos, netgi ratlankiai, tokie pat barbetai, tik čia raudoni centriukai, o ten juodi, variklis toks pat. Identiškai atrodantis modelis, bet už jį prašė beveik 15 000 eurų. Šis, manau, nėra tiek geros būklės. Tai kaina sunku pasakyti, pasižiūrėsim, kiek savininkas įvertins. Pažiūrėsim, kiek įvertins savininkas ir pažiūrėsime, ką mums parodytų Car Vertical. Jeigu mes įsivestume tokio jau senstelėjusio automobilio kėbulo numerį į istoriją. Jau čia ne senstelės, čia klasikinis. Jau retro. Ne, čia ne retro, čia klasikinis. Bet kokiu atveju, ar klasikinis, ar naujesnis, ar bet koks kitas automobilis yra labai tinkamas tikrinti Car Vertical. Įsivedat kėbulo numerį ir matote visą istoriją, ką jisai veikia, kol jūs jį nusižiūrėjote. Su tokiais klasikiniais automobiliais labai aktualu yra automobilio rida. Vienas svarbiausių elementų, kurį kaip tik galite patikrinti Car Vertical. Svarbiausia, kad kai perkat Car Vertical ataskaitas, galite pasinaudoti nuolaidos kodu gazas dugnas ir šitaip gausite 20% nuolaidą. Gerai, šiandien mes laidoje turime jau beveik į 4 dešimtmetį įžengusi automobilį. Beveik, virš 30 Gerai, aš dabar pasakysiu labai paprastai ir aiškiai apie šitą automobilį, nes aš šiek tiek man nedrąsu, aš žinau, kiek šitas automobilis turi fanų Lietuvoje ir aš pasakysiu taip, tai yra geriausiai atrodantis BMW, kiek yra BMW sukūręs. Ne? Taip. Tai yra geriausiai. Aš drąsiai nepasakyčiau. Jeigu man pasako BMW, štai čia yra tas BMW, koks man kyla prieš akis pats pirmoji numeris. Tai yra tobulas BMW. Ir visi fanai sutinka. Lietuviai myli BMW, sutinkat? Žinok, gal ir sutikčiau, kad antros kartos trečiukas yra galbūt gal ir gražiausias. Ir va čia yra BMW šaknis. Gal ne šaknis, bet trūko šaknytės vis tiek. Bet jau Lietuvoje tai tikrai. Šitas BMW'as, aš manau, apskritai trečiukas buvo vienas turbūt troškiamiausių automobilių visais laikais ir dabar turbūt tarp jaunimo trečiukas yra labai trokštamas automobilis, nes tai buvo klasikinės tokios komponuotės BMW'as. Kaip ir įsivaizduojam BMW. Dažniausiai vis tiek pasako, buvo ta 4 varančiaisiais ratais versija, bet tai buvo labai retas modelis vis tiek. Pagrinde pas jį arba 4 arba 6 cilindrai po kapotu ir galas varomas. Ko daugiau jaunimui reikia? Prasuki galinius ratus ir ganėtinai galingi varikliai. Dizelis tarp kitko negi buvo. Čia yra, žinok, čia yra BMW. Va čia yra tikras BMW. Dažnai rodom automobilius, kurios savininkai būna jau atkėlę iki idealios būklės. Va visai neseniai matėte Eclipse, būtent tokią, kur savininkas įdėjo daug darbo ir atkėlė ją iki idealios būklės. Bet labai smagu, žinai, kad žmogus pats viską darė, žinai, savo rankom. O šiandien turim šiek tiek kitokią situaciją. Turim taip, labai tvarkingo, mano nuomonė, kėbulo E30.
Salonas matom, kad dar darbo reikalauja, stogas darbo reikalauja. Nu, tokį turim automobilį, žinai, kad nueičiau, iš skelbimo nusipirkčiau tiesiog, pas kažką stovėjo garaže, tai jis tokios būklės ir yra. Nieko per daug jam nepridaryta, nieko per daug netrestauruota, nesutvarkyta, tikrai automobilis neįdėlus, bet čia yra tokia versija, kokią turbūt kiekvienas sugalvotume nusipirkti. Už tokią protingą kainą, tokios būklės ir gautų. Bet jis, žinai, toksai natūralus. Labai gerai pasakei. Gyvenime matęs, bet ir viskas tai atsispindi. Ukrainiečių gamintojas Hado pristatė naujausią savo priedą jūsų automobiliui. Tai yra Hado Red Booster priedas, kurį galima naudoti kiekvieną kartą keičiant variklio alyvą. Šis priedas tinka su bet kokio klampumo variklio alyva ir šis priedas savyje turi ne tik revitalizanto, kuris atstato ir padeda išsaugoti jūsų variklio dalis, tačiau šis priedas padeda išlaikyti tokį pat alyvos klampumą visą alyvos tarnavimo laikotarpį iki kito keitimo ir jame yra įvairių kitų priedų, kurie padeda pagerinti jūsų variklio alyvos būklę. Ir šį priedą ar kitus priedus bei alyvas ir netgi filtrus galite įsigyti ne tik Hado LT elektroninėje parduotuvėje, bet ir visose fizinės prekybos taškuose, kurios rasite taip pat hado.lt. Šiaip labai geros sėdynės, iškart norėčiau pagirti. Labai geros formos ir gražiai atrodo. Ir man atrodo, kad čia, žinok, labai daug metų, labai panašios ir buvo. Ir aš manau, kad jos labai daug kainuoja, jeigu reiktų jas nusipirkti. Gerai, taigi iš šito automobilio išskirtinumas, ką aš labai gerai prisimenu, dar kai būdamas vaikas, kaip šitie automobiliai pradėjo į Lietuvą važiuoti, koks man buvo nuostaba, kad yra panelė pasukta į vairuotoją. Taip, šitą irgi aš atsimenu, wow, tai būdavo, wow. Visi turim, manau, prisiminimų iš vaikystės apie tokius automobilius. Ai, dar žinai, ką labai gerai atsimenu. Rodydavo kurą, kiek ryja kuro, žinai, rodyklė. Tai va. Ai, šitą to? Yra 3 esminiai dalykai, kuriuos aš taip pat atsimenu iš vaikystės, kai pirmą kartą atsisėdau į tokio automobilio saloną. Tai Paulius jau 2 iš jų paminėjo. Vienas, tai panelė pakrypta į vairuotoją. Antras, momentinis kuro sąnaudos. O žinai, kokias trečias? Ten koks? Borto kompiuteris. Ai, šitas, jo. Lemputė parodo, kas neveikia. Įsivaizduoji? Aš atsisėdau, būdamas pirmokas ar antrokas į tokio automobilio saloną ir man vienas dėdė parodė, va čia žiūrėk, va, kaip kokia lemputė perdega, čia užsidega klaida, tai man buvo, wow! Tikras grožis. Beje, kaip kabrioletų ir bagažinė didelė. Bagažinės dydis man irgi nustebino, mane dar nustebino, kad aš jau senai mačiau tas tokias ypatingai plonas durų apdailas. Pasižiūrėk. Viskas, jau nuo 36 modelio jo apdailas jau didėjo, storėjo, platėjo, nes daugiau salono erdvės užėmė, nes automobiliai paaugo. O šitas dar ant tokios ribos jisai. Bet taip, nu, aišku, čia automobilis 4 vietas, bet galia vietos labai simboliškai, vaikutis teoriškai. Teorinės vietos yra, bagažinė yra didelė. Tai pagrindiniai tokių modelių defektai būna visos įmanomos apdailos ir gumos. Kietėja. Kadangi turime kabrioletą, tai ypač yra aktualu, nes aš dabar žiūriu visas plastikinės apdailas, kur tik įmanoma, tai čia tiek plasmasiukų ir gumų salone reiktų pakeisti, kad atstatytų automobilį iki idealios būklės. Ir aš neįsivaizduoju, kur jas reiktų rasti. Gerai, jeigu jums pasiseks kur nors rasti gerą sveiką donorą, nes jeigu tai po detalę kažkur pirkinė, tai čia, žinokit, 10 metų gali užtrukti. Ar sėdynės, manau, kad čia dar yra visai susitvarkytų. Ne, tai sėdynė, žinai, su sėdynėm yra turbūt paprasčiausia, nes jeigu negaila arba turit pakankamą biudžetą, tai tiesiog nuvežat ir persiuvat. Nes sėdynės yra geros būklės, tiesiog odą reiktų sutvarkyti. Gerai, darom stogą. Bet dabar su stogu. Skau, atkreip dėmesį, čia plasmasiukas nulūžęs, čia nulūžęs, čia guma sukietėjus, jau visą trukinėt pradėjus. Ir dabar reikia atsidaryti šitą vietą. Gale turim rankenėlę, kadangi durų neturim, tai akivaizdu, kad ši rankenėlė yra skirta va šitai stogo apdailai. Atkeliam ir teoriškai turėtų dabar šiek tiek pakilti. Dabar pasižiūrėk, ką reikia daryti. Va čia reikia įkišti pirštą. Aha. Labai, jeigu turite storą pirštą, tai greičiausiai jo neįkišite. Ir va ten reikia tokį pipsiuką atlenkti. Ir tada įvyksta vienas dalykas, kai atlenki. Žinai, kas įvyksta? Atsikelia? Atsikelia stogas. Aha, bet čia įdomu. Aš prieš tai, kai tai dariau, žinai, kad gavau per nagus. Ir dabar lenkiam stogą. Lenkiam kartu? Reikia įdėti šiek tiek darbo. Vėl matome atšokusias gumas visur, kur tik įmanoma, nes stogą reikia keisti, bet stogas šiaip išsilaikęs brezentas pats neblogai. O čia yra rankenėlės. Ir užsifiksuoja, ne? Jo. Šiaip jeigu viskas veiktų idealiai, tai čia labai paprastai viskas vyks. Liuks. O dabar pakalbėkime su štai šio BMW savininku, kaipgi jisai sugalvojo įsigyti jau tokį vis retėjantį mūsų keliuose modelį.
Jūs tai pirmiausiai, šitas BMW, kaip tu sugalvojai nusipirkti, tavo vaikystės kažkokia svajonė buvo, kodėl būtent toks BMW? Ne, vaikystės svajonė nebuvo, nes turbūt vaikystėje kainuodavo, nežinau, 800 litų. Čia tariu svajonė. Tai per prasta svajonė. Jo, ir juos sudaužydavo žmonės miške ir pramogaudami ir palikdavo, žinai. Kaip laikai pagerėjo. Laikai pagerėjo, jo. Po to praėjo šiek tiek laiko ir jau toks pasidarė, žinai, istorinis automobilis senas ir tada visiems įdomu reikia, žinai. Tai jo, tai toks ir atsirado, kad jau jų mažai, labai gražiai atrodo, vis tiek tas toks, nežinau, istorinio BMW dizainas, tai man kažkodėl tas toks numeris 1. Nu jo, tad turbūt jo retumas, žinai, žavi, tai va dėl to ir nors. Pirkau iš Lietuvoje pirkau Anykščiuose, linkėjimai Žilvinui, praeitam savininkui. Tai jo, jis va, tokios realiai būklės ir pardavė, aš nieko netvarkiau. Va, viskas ratai, viskas buvo, nu tai ten smulkmenės, techniniai dalykai, ten žvakės pasikeitė kažką, žinai, bet šiaip tai va, sėdi ir važiuoju, realiai toks ir buvo. Tu planuoji su juo kažką daryti? Ar tokį ir paliksi, koks jis yra? Jo, planuoju, tai vis tiek planuoju padaryti tą būklę tokią iš vis iki ledo, tai vis tiek šiokios tokios restauracijos reikia ir salonų, ir ratus reikia originalius uždėti, ir tą kėbulą visą perdažyti, kad jis toks būtų, nu jau tikrai vienodas, rūdžių kažkokių didelių nėra, manau, tokių didelių problemų ir nebūsi, visą, kaip sakant, atvesti iki tokios jau kuo arčiau gamyklinės būklės. O tai kalbėjai su to žmogum, iš kur atvažiavusias ta mašina? Jei neklystu, iš Vokietijos, bet jinai ilgą laiką jau buvo Lietuvoje. Mes diskutavom, kiek gali kainuoti toks automobilis ir jų kainos labai smarkiai svyruoja. Ten nuo kelių tūkstančių iki 14 tūkstančių. Tai va tokios būklės, kiek kainuoja toksai BMW? Šitas BMW būtent kainavo 10 500 €. Oho. Jo. Nemažai. Nu, bet pigiau, žinok, nelabai yra iš tikrųjų. Dažnai pralėki? Jo, dabar, kai va atšilo orai, tai tikrai dažnai pralekiu. Jo, tas stogą prasidaręs, tikrai važiuoju į mėnesį 3-4 kartus išvažiuoju visada. Mes iš tikrųjų paskleisim tokią paslaptį. Mes čia, kadangi automobilį išfilmavom, atsidarėm bagažinę, tai tiesa, kad ir į būtinių prekių parduotuvę pasikrauti įvairių visokių žemės ūkio reikmenų važiuoju su kabrioletu. Iš kur žinot? Čekis jo bagažinė. Jo, buvo, pirkau visko ir šiltnamiams va prižiūrėti ūkis. Nu, žodžiu, tokia mašina prie ūkio šitą. Jo, prie ūkio daug telpa čia per stogą. Darius prisikravo. O smagiai važiuoja? Labai smagiai važiuoja. Iš tikrųjų patys, jeigu važiavo, tai galite sutikti tikrai, kad kaip tų metų automobilis, man su juo važiuojant vienintelis klausimas, kaip ten tais 90 metais žmonės neįsitaškė su jais, nes jokių saugumo sistemų, jokių antipraslydimų, jokių ABS, tiesiog tokia grina galiai, galinius ratus, kur ten, nu, tikrai yra ką veikti stabiliai sugaudyti. Ok, mes dar nevažiavom, bet va dabar būtent tai ir padarysim. Jūs jau turbūt žino mano nemeilę kabrioletam, bet kažkaip senesnėm automobiliam esu tą linkęs atleisti, nes kaip tik su klasikiniais kabrioletais smagu važiuoti. Nežinau, su nauju automobiliu kol kas nesu tokio malonumo, vairavimo malonumo pajautęs. Gal kad vis orą pataikau tinkamą, nes šiandien tikrai nėra ypatingai karšta, bet pakankamai šilta, kad būtų malonu. Ir tas vėjelis pučia, tai važiuojant atsidarius stogą. Važiuoji, atsipalaidavęs, dairaisi, smagu. Aš šį automobilį vairuoti man yra labai paprasta, nes jis vis tiek man labai primena mano turėtą sportinę kregždę, nes pavarų dėžė labai panašiai dirba. Variklis silpnesnis, tas vadinamas krabas, vieno velenėlio, bet vis tiek pakankamai smagus šiam automobiliui, viskas labai gerai, labai geras derinys ir galios jam užtenka. Valdomas jis labai puikiai, man atrodo, trečiukai BMW visais laikais autosportė labai gerai pasižymėdavo. Nu, gal tik tai E30 lyginant su naujesniais modeliais turi problemą, kad dar turi galetą tokią, nežinau kaip jie apibūdinti, tokią pusiau nepriklausomą važiuoklę ir jis turi problemą, jog dirbant pakabai labai stipriai keičiasi pakabos kampai. Tai jeigu paimsim 30 kėbulą ir naujesnį 36 arba 46, nes ten labai panašios pakabos, tai vis tiek naujesni modeliai turi geriau uždirbtas pakabas ir jie bus greitesni. Bet 30-ukai yra labai lengvi automobiliai. Ir aš galvojau, kad jo trauka bus prastesnė. Tiesą sakant, bet vis tiek 6 cilindrai eiliai sukimo momentas jo yra geras. Važiuoja kaip bet koks naujesnis BMW ir labai mėgsta sūkius. Žinokit, jeigu vairavot 36 BMW ar 46 BMW, tai atsisėdė į 30 BMW, jausitės kaip namie.
nes jie visi važiuoja labai panašiai. Tai gal įtariu 30 atrodys labai gyvas, nes vis tiek lengvas automobilis. Kuo senesnis automobilis, tuo jis yra lengvesnis, tuo jis yra gyvesnis. Ir jis visiškai netrodo pasenęs lyginant su naujesniais modeliais, kai jį vairuoji. Tai su šiuo automobiliu netgi jautiesi šiek tiek pilotas, nes atsisėdė automobilį, ant skydelio užsidega ček lemputė. Lemputė ček užsidega dėl to, kad turite viršui skydelėje patvirtinti, kad tikrai patikrinot ar automobilyje viskas ok kaip lėktuvė. Ko ne pilotas? Ir šio automobilio išmetimo garso nesumaišysi su kitais gamintojais. Iškart girdi, kad tai yra BMW. BMW tą patį, panašų bent jau išmetimo garsą išlaikė iki pat turbininių modelių. Man atrodo, net 90-92 BMW, jeigu turi 6 cilindrus eiliai, tai labai panašiai skamba į šitą E30 BMW. Ir jeigu norit patobulinti tokio variklio išmetimo sistemą, tai labai sunku padaryti kažką geriau, nes galit gauti ir mažiau galios, ir blogesnį išmetimo garsą. Jau jam neišeina kaip kokiam, nežinau, turbininiam japonui, tiesiog nupjauni visus bakelius ir padarai tiesų vamzdį iki pat galo. Automobilis geriau neskambės. Aš asmeniškai, kai dariau savo sportinio kregždėlaivio, gaila, jo nebeturiu, išmetimo sistemą, tiksliau tobulinau, nes prieš tai buvo padarytas vienas vamzdis iki pat galo ir bakelis ir automobilis skambėjo labai baisiai, tai aš tiesiog paėmiau ir nukopijavau originalią kregždės M3 išmetimo sistemą, tik tai su pralaidesniais bakeliais ir su didesnio diametro vamzdžiais, nes kitu atveju ir garsas yra blogesnis ir galios gali būti mažiau. Tai labai sunku tokiem BMW išspausti gražų garsą. Toks yra tas skardinis, tas BMW, tie 6 cilindrai, tą tokį skardinį išmetimo balsą tokį turi. Aš labai trumpai daug nesiplėsiu apie šitą nuostabų automobilį. Tai yra vienas iš tų modelių, kuriuos aš labai norėčiau turėti. Aš nesu labai didžiulis BMW fanas, bet būtent štai šio modelio, aš nežinau, turiu jam kažkokią tokią silpnybę. Man tai patinka tokie senesni automobiliai, ypač kai jie yra ne mano. Nes aš kai pasižiūriu, kiek kartais yra reikalų, kai nori juos atstatyti iki idealios būklės, o tikrai to norisi. Tada reikalai prasideda. Tai reikalų yra daug. Bet yra, žinot, kas yra blogiausia, kad reikalai prasideda ir jie dažniausiai nesibaigia. Nes vis laik tai gerai, bet mes labai džiaugiamės, kad... Bet iš techninės pusės šie automobiliai, ypač su tokiais varikliais, o benzininiai 6 cilindrų, jie yra patikimi. Jie yra patikimi ir mechaninių darbų kažkokių baisių. Jam nemanau, kad reikia atlikti. Jam daugiau bėdų su estetika, ypač salonų įvairiom detalėm, gumom visokiam apdailinėm. Va čia jau prasideda reikalai. Gerai, bičiuliai, o jeigu jūs žiemą praleidote garaže ir turite kažkokį įdomų projektą, būtinai mums parašykite Instagramą ir parodykite savo modelį ne tik draugam, parodykite visai Lietuvai. Gerai, o mes sakome jums ačiū, kad buvote šį pusvalandį kartu su mumis ir nepamirškite, jau rytoj, vėl 10:30, mes kalbėsime apie naujesnius modelius ir kalbėsime apie elektrą. Nes mesgi žinom, ką jūs veikiat savaitgaliais, jūs žiūrit abu gazus 10:30 per TV6. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. Hado – aukštos kokybės alyva ir priedai. Crown – kanadiečianti korozinė danga tavo automobilio apsaugai nuo rūdžių.